Tai dabar mes žolelių nežiūrė, nes vasarą baigėsi, nebėra derliaus. Nebėra kas įdomu. Nu, duodam kitai mergaitė, dabar kitą merginą. Nieko, duosim. Malonu. Lengvai sukasi, ar ne? Neduodavo ten to obolio, ar ne, graužti, kaip dabar jau duoda. O trindavo tokią obolių tyrelę, ne, kad jis lengviau būtų sukramtyti. Tai va, tai čia yra tokia trintuvė, galima pomidorų tyrę gaminti, obolių tyrę, arba kitų vaisių tyrę. Tai yra keletas tokių eksponatų. Čia tuoj papasakosiu. Vis padalintume obolį, ar ne, tai ketvirtadalis obolio yra oras, jį sudaro. Minkšti maistai skęsta minkšti. Minkšti oboliai? Nu, galbūt tada minkšti, bet tokie sveiki oboliai neskęsta, jie plūduriuoja vandenyje, ne? Kodėl? Todėl, kad sakau, ketvirtadalis obolio yra oro sudarytas.